Mėly kolegos, geologai, malonu dalyvauti Geologų sąjungos suvažiavime. Aš esu ir inžinierius, ir geologas tuo pačiu. Tai viskas yra kaip ir viename asmenyje. Mūsų draugija nėra nauja, kuri, kaip minėjot, yra naujai susikūrusi ir yra atnaujinta. Tai iš esmės, jeigu taip trumpai, aš ilgai jūsų netrukdysiu. Tas mano pranešimas yra jau kelintą kartą daromas ir Geologijos akiračių naujame žurnale irgi trumpą informaciją rasite. Tiesiog norėjau, kad būtų šiek tiek plačiau paskleista visuomenė. Ta draugija, jinai egzistavo jau nuo 98 metų. Ta veikla, jinai buvo įkurta mūsų amžinatilsį profesoriaus Kastyčio Dundulio. Bendraminčiai, kolegos, aš buvau vienas iš tokių jaunesnių narių. Tai pirmas noras buvo dalyvauti tarptautinėje veikloje. Tada Lietuva pradėjo, taip sakyti, atstovauti ir pasaulyje. Ir mes, tas atstovavimas inžinierių geologų, tarptautinė inžinierių geologų asociacija. Ir tam, kad atstovauti Lietuvą, kad būtų Lietuva kaip narė, reikėjo draugijos oficialios, kuri turėtų tokią ir delegavimo galimybę savo deleguoti žmonės ir atstovauti kaip kažkas žmogus, kuris turėtų būti, sakysim, atstovas Lietuvai. Tai vat, profesorius Dundulis tapo pirmininku, aš buvau sekretorius, tą visą daugybę metų, mes tokius draugijos susirinkimai, jie būdavo organizuojami kartu su kitom, su mūsų geologijos įmonių asociacija, jeigu reikėdavo kažkokių tai seminarų ar konferencijose, tai atstovaudavom kiekvienas, kas norėtų, bet iš principo tai reikėjo mokėti nario mokestį ir tas nuo Lietuvos mokėjimas nariui apie 30 eurų, tai visada mūsų narių kiekis būdavo apie 10. Na ir aš ir įmonės, daugiau mūsų įmonė, tai tos nario mokesčius mokėdavo, kaip ir esam ir tos asociacijos ir tos mūsų inžinierių geologų pasaulinės nariai. Tai va tokia buvo priešistorė, tačiau čia dar šiek tiek informacijos apie tą mūsų inžinierių geologų asociaciją. Tai matot šalis, kurios priklauso tai draugijai. Dabar čia iš mūsų kaimynių tik Latvija, tik tai oficialiai nėra įtraukta ir kiek matau, Balkanų šalis, kai kurios. Tai va, to Lietuva, reiškia, nuo 98 metų dalyvauja ir yra tos draugijos narė. Na, o mūsų pagrindinis žurnalas, tai yra biuletenis inžinerinė geologija ir aplinkotyra. Jame gana jisai reguliariai išeina ir galime jame publikuotis. Aš norėjau tik tai priminti, kad pagrindinė tokia draugijos veiklos ta kryptis buvo labiau dalyvavimas toj mokslinėje veikloje. Dėl to mes kaip ir universiteto iš dalies atstovai toje veikloje buvom dalyvavę tose konferencijose ir taip sutapo, kad ta veikla su moksliniu ir su gamybinė visada pas mus yra beveik vienoje vietoje, tai mes ir atstovaujam ir tą mokslinę veiklą ir tą dalį. Na, iš kitos pusės, kas įvyko? Įvyko vėlgi profesorius Kastytis Dundulis šiais metais išėjo į Anapilį ir man teko tokia kaip ir iniciatyva, kad aš nutariau tą draugiją atgaivinti ir, iš dalies ką reiškia atgaivinti? Tai reiškia, kad ją reikia oficialiai užregistruoti pagal Lietuvos statymus, reiškia reikalingi įstatai, reikalinga visą susirinkimą inicijuoti, tai teko faktiškai viską daryti iš naujo. Ir mes susirinkom šiais metais iniciatorių grupę, aš prisėmiau iniciatyvą tą daryti, sukviečiau artimiausias kolegos, kuriuos bendraujam, visi sutiko, kad jinai tokia draugija turi būti reikalinga, jinai yra tokios siauros krypties lyginant su geologų bendra visuomenė ir jinai atstovauja tą, kaip kolega Antanas minėjo, tą mūsų statybinę pusę ir mes atliekam paslaugas, teikiam būtent statybininkams projektuotojams ir va čia yra mūsų pagrindiniai partneriai, yra Lietuvos geotechnikų draugija gana tokia nemaža organizacija, aišku, įmonių asociacija, kur atvaujam kaip įmonių nariai ir Vilniaus universitetas, kadangi visi mes iš ten esame atėję. Tai va, draugija yra
kaip ir dalyvavo, čia Lietuvoje vyko 16 metais 13 Baltijos šalių geotechninė konferencija, kurioje mes kaip ir inžinieriai dalyvaujam irgi gana aktyviai. Vieni iš organizatorių buvom, jis vyko Vilniaus universiteto centrinių rūmų patalpose. Toliau yra pastoviai dalyvaujam tarp Baltijos šalių, Latvijos, Estijos kasmetiniuose susitikimuose. Čia irgi tokie, vadinkim, geotechnikų seminarai, bet ir pusė beveik iš mūsų, jeigu ne daugiau, yra inžinieriai geologai. Na, o mūsų atnaujintas draugijos yra narių buvo, steigėjai. Tai pavasarį susirinkom, per kelis mėnesius sutvarkėm įstatus, užregistravom ir iš dalies ta mūsų veikla dabar yra įteisinta, turim. Aišku, jeigu tu draugija įteisinta, tu gali atsidaryti banko sąskaitą ir mokesčius rinkti ir mokėti kitus mokesčius, jeigu, kaip sakyt, nariui rinkti paramą. Tai mūsų tikslai yra tokie, kad viena esam tokios, vadinkim, siauros krypties, kurie labiau bendrauja su geotechnikais, pamatų projektuotojais, statybininkais, architektais. Ta dalis mums yra labiau artimesnė, bet kadangi esam ir geologai, tai mums labai svarbu šalia geologijos populiarinti ir tuo pačiu populiarinti ir inžinerinės geologijos specialybę, tai yra, kas liečia studijas, studentai, toliau dalyvavimas mokslinėse konferencijose, kaip ir kitur, tyrimuose, dalyvauti, atstovauti Lietuvai, na ir bendradarbiauti. Mūsų labai svarbus veiklos dalis yra įstatymai. Mūsų reglamentuojančių įmonių veiklos įstatymai, tai yra iš esmės verslas. Verslas yra labai svarbus, kaip kolega Antanas minėjo, inžinieriai geologiniai tyrimai susijęs su statybom, tai yra didelės palyginus vienos iš tokių sričių geologijos, kur generuojam pajamas, galim remti ir kitas veiklas mūsų, tai labai norim bendrauti su visais mūsų geologų visuomenės nariais ir įstaigom, ir mokslo įstaigom. Ir, kaip sakoma, pagal išgalės remti visus mūsų leidinius ir kitą veiklą. Na ir planuojam, dabar šiuo metu yra 14 narių, tie patys, vadinkim, aktyviausi ir pagal vidutinę jau amžiaus tokie ir jaunimo yra, kurie ir konferencijose važiuoja, dalyvauja. Ir iš principo kviečiam, kas nori dalyvauti, aktyviai būti mūsų nariais, kviečiam prisijungti ir prašom pas mus į draugiją. Ačiū.